Po neoporo suformavimo ir SIP skydų kliejimo proceso paruoštas SIP skydas yra pjaustomas pagal nurodytus išmatavimus, naudojant išilginio ir skersinio pjovimo stakles. Suformavus skydą iki reikiamo matmens išfrezuojame griovelius skydo kraštuose, specialiai sukurtų frezavimo įrenginių, kad sujungti medienos karkasus su skydu. Skydus sujungti naudojame C24 standarto medieną. Nurodytais ilgiais darbuotojas supjauna medieną karkasui, naudojant skersinio pjovimo staklę. Mūsų SIP skydų komplekte rasite visas reikiamas medžiagas, kad pastatyti SIP namą. Konstrukcinius brėžinius, visus reikalingus varžtus, sandarinimo putas bei, žinoma, pačius SIP skydus paruoštus statybai. SIP skydų komplektą baigėme pakavimu ir išvežimu į jūsų namų valdos sklypą, kad taptų jaukiais, šiltais ir ekonomiškais namais.